Sarmatijos brolija. Sarmatija? Oh, go down. Pagerbti giesmėmis ir aukomis. Tai yra mūsų gabija, mūsų šventa ugnis, kuri dabar jungs mus su protėviais ir vienus su kitais. Tai prašau pagerbti ugnį giesme, visi kartu pritarėm. Kuo skiriasi ši vieta nuo kitų Lietuvos vietų? Tuo, kad tai yra Piliakalnio vieta. Tai vieta, kur būrėsi mūsų protėviai, kad apgintų mūsų savastį, mūsų tikėjimą, mūsų kalbą, mūsų papročius, mūsų lietuvybę. Ir paaukojo gyvybės šiame žemės plote. Čia labai gerai augtų javai, čia labai gerai sirpsta uogos šitoj vietoj, nes jinai, šita žemė, šitas kalnelis yra persunktas Pilėnų krauju. Tas kraujas niekur nedingo. Dalis jo teka mūsų gyslomis, dalis yra šioje žemėje.
Ir aš kreipiuosi į bevardžius, mūsų pilėnus, kurių vardų mes nežinome. Tikiu, kurių vardais vadinatės jūs, dėkodamas jiems už tai, kad aš galiu stovėti šioje žemėje, matyti šviesius jūsų veidus ir kalbėti lietuviškai. Už tai, kad mūsų mažiau negu 3 milijonai, bet mes esame čia. Už tai, kad mūsų nepriveikė nei raudonas, turime būti, nes to nori mūsų protėviai. Dabar aš kreipiuosi jūs visus, kas pasiryžę šiandien prisijungti prie Romuvos pasaulėžiūros, prie Romuvos žygio už lietuvybę, už tautą. Galite pabaigoje apeigos šios pasišvęsti į Romuvius, nes kiekvienais metais kviečiame čia, šioje šventoje vietoje, visus norinčius prisiekti Romuvai. Jūs galėsite tai padaryti, jeigu turite kokį nors protėvių ženklą, žalvarinį papuošalą, juostą, ką nors tokio, kas jūs jungtų nuo šiol per tą ženklą su mūsų stambiu, trumpiu, ramiu, darniu žodžiu Romuva. Romuva tai daugiau negu religija, Romuva tai daugiau negu kultūra, Romuva tai yra mūsų dvasia ir tai mūsų šventvietė. Jūs žinot puikiai, kur jinai yra. Jinai liko Prūsijoje, prūsai, mūsų broliai, ją gynė krauju, mes ją praradome, bet mes ją šiandien turime čia, savo širdyse. Ir aš prašau dabar Kryvio taip pat. Aš galvoju, ką mes aptarsime susirinkę šiame piliakalnyje. Aš noriu pasakyti, kad tai yra pati svarbiausia vieta turbūt mūsų metų rate. Kodėl? Dėl to, kad tai yra jorė, kada tos galios, tos gražiausios gyvybinės galios, jos kyla į paviršių, į dienos šviesą, į saulę. Mes kartu dalyvaujam šitame kilime, šitame atgimime nuostabiausiame. Po to mes džiaugsimės vasarą, džiaugsimės vaisiais vasaros, rudens. Taigi, aš pagalvojau, šį kartą turbūt reikia tarti keletą žodžių apie mūsų religiją. Aš jums pasakysiu, prieš 10 metų, kada buvo pirmas gyventojų surašymas, tai buvo... Bet to aš ir noriu kalbėti apie tai, kaip mes turime pasiruošti tam surašymui, kaip mes turime užsirašyti į tas anketas, ar elektroniniu, ar paprastu būdu, kaip ten bus. Ir čia nėra paprastas dalykas. Matot, kas yra? Lietuvoje vyksta dvasinis judėjimas, nemažas. Yra daug visokių parapsichologai, visokių dvasinių galių turėtojai, tai nieko bendro su religija neturi. Kas yra religija? Su senaisiais dievais, su protėviais, su žeme, su gamta, su gamtos galiomis. Tai yra daug daugiau negu kokia magija. Draugiškas, pozityvus požiūris ir santykis su pasauliu. Dėl to mes visi, aš ką noriu jūs pakviesti. Ieškokite gėrio pasaulyje irgi gerume. Venkite piktumų, venkite priešybių, kažkokių konfliktų, piktumų. Šito reikia vengti, nes jeigu mes neįsivaduosime iš piktumų ir priešybių, mes ir liksim. O kas yra lietuviai? Nu, jų yra ten 3 milijonai, daugiau ar mažiau. Kas juos vienyje? Kalba, žemė, praeitis, protėviai vienyje. Taigi, kada manęs klausia, anksčiau atsimenu būdavo klausimas, nu savo, kiek ten jūsų tų senojo tikėjimo žmonių yra? Nu, tai pradeda skaičiuoti. Nu, gal ten keli šimtai,
Nu, gal ten porą tūkstančių. Iš tikrųjų, bet tik sakau, ne visi tą supranta. Reikia suprasti, tam pažinimas, tam yra ir mokslas, tam yra ir veikimas. Galų gale, bet koks dainavimas liaudės dainų, jis tave jau artina prie tos esmės. Taigi, galbūt pagonių, gal dar kaip nors, yra daug visokių tokiom ribom. Ir latviai, ir gudai, ir prūsai, kiek jų dar likę, kiek jie suvokia, kad jie yra prūsai. Visi yra baltų tikėjimo, baltų religijos žmonės. Galvokime apie tai. Aš paskui duosiu knygelių, aš turiu čia paruošęs tokių. O dabar Jonas. Ačiū Kryviui už kalbą. Labai džiugu, kad mes turime Kryvį, kad jis čia su mumis. Aš norėjau irgi keletą žodžių pridurti prie gerbiamo Kryvio minties, kas yra religija. Tai iš tikrųjų ryšys. Ir Kryvis baigė žodžiais, pasakydamas, kad mes nenorim atsiriboti, atsijungti etninės mažas kažkokias grupės, kažkokias regioninės mažas bendruomenės, bet mes kalbame apie baltus. Tai, kas mus jungia, kas skiria. Įdomu, kas mus skiria nuo gudų, bet kas mus jungia, kai mes randame. Tada mes peržengėme partijų, peržengėme nuomonių lygmenį ir mes tampame, pakylame į lygmenį, kuris, juk tas jungiantis lygmenys yra šiek tiek aukščiau virš mūsų galvų. Gal ne danguje, bet kažkur plevena ten. Tai ir vadinasi religija. Jeigu išvertų žodį, vieną iš aiškinimų religijos žodžio kilmės, jis nelietuviškas žodis, religarė, tai vėl sujungti, vėl surišti. Ir mūsų tikslas vėl sujungti, vėl surišti tai, kas skaidosi. Mūsų tauta skaidosi, bėga, yra, dingsta, tirpsta, taip kaip baltų masyvas tūkstančius metų. Matėt, koks jis buvo, nuo Maskvos, Okos, upės iki Vyslos ir toliau. Žemyn irgi Pripetė ir dar į pietus siekia Romos imperijos sienas ir šiandien jisai yra toliau, kad mes apgailėdami žiūrime į Lietuvos kaukolę, tos kontūrus, kurie jinai ir liko brandolys baltų lietuvių tauta. Nieko panašaus, jis yra labai sparčiai. Ir čia žmonės rašo laiškus, kad ką daryti, Lietuva išsivaikšto, Lietuva dingsta. Taigi Romuvos tikslas, rasti, kas mus jungia. Ir kad baltas, New York'e jis vis tiek būtų baltas, o ne juodas. Kad baltas, Airijoje būtų baltas toliau. Kai manęs klausia, o kas tie baltai? Žodis sugalvotas jo nebuvo. Sakau, baltai tai tie, kurie yra balti. Baltai rengiasi. Taigi, esame baltai ir likime jais.